Vaikai yra vaikai. Tad mes suaugusieji dažniausiai turime priimti atsakomybę už vaikų elgesį. Svarbiausia, kad mes suprastumėm, kaip vaikai mokosi tinkamo elgesio. Taip pat tinkamo elgesio ir gatvėse. Ar aiškinate savo vaikams, kaip reikia saugiai elgtis gatvėse? Žinoma, bet kokiu atveju turiu vaikų ir aiškinu, kaip saugiai eiti gatvę, kad neišdykautų, kokie svarbus dabar yra atšvaitai ir visą laiką pasirūpinu, kad juos turėtų, kadangi važinėja dviračiais, kaip dviračių kirsti gatvę, kad žiūrėtų į šviesoforą, eitų per žalią šviesą, ne raudoną, kad žaistų toliau nuo gatvės ir visus tos kitus niuansus, žinoma, kad aiškinu. Ar vaikai įdėmiai klausosi visų šitų aiškinimų? Klausosi. Ar jie tikrai taip daro, nežinau, bet išklausyti išklauso. Tikriausiai drąsiai galime teigti, jog daugelis tėvelių mokina savo vaikus apie saugų eismą kelyje. Tačiau mes suaugusieji dažnai pamirštame, kad reikia ne tik taisyklingai kalbėti, bet ir taisyklingai elgtis gatvėje. O ar mes visada taip elgiamės? Atleiskite, bet jūs ką tik perėjote gatvę visai neleistinoje vietoje. Jo, žinau, bet automobilių nebuvo ir labai taip skubėjau, kažkaip taip išėjo. Atsiprašome. Tačiau automobilis galėjo išlysti visiškai netikėtai? Jo, žinau, taip. Stengsiuosi to daugiau nebedaryti. Sveiki, vaikai! Noriu jūsų paklausti apie saugų eismą kelyje. Sakykit, ar galima vaikui eiti per gatvę, o ne per pėsčiųjų perėją? Ne, negalima jokių būdų. Jokių būdų, gerai. O ar suaugusiejam galima eiti per gatvę, o ne per pėsčiųjų perėją? Ne, tikrai ne. Tikrai ne? Tikrai ne. Tikrai ne. Gerai. O ar suaugusieji visada taip elgiasi? Nu, dažniausiai, kai jie skuba. Dažniausiai, kai jie skuba. O kodėl? Nu, nes jeigu jie skuba, tai jiems reikia, perėjos jeigu nėra, tai jiems reikia perėti per kur nors kitur ir jie todėl ir eina. Nors taip negalima, bet jie vis tiek eina. Taisyklės mes žinome visi, tačiau ne visi jų paisome. Suaugusieji, tėveliai ir kiti. Žinokite, kad jūs savo vaikams esate pavyzdys. Vaikams svarbu ne tik išgirsti tai, ką jūs kalbate, bet ir tai pamatyti, kaip jūs elgiatės teisingai. Tad kitą kartą, kai sugalvosite pereiti gatvę neleistinoje vietoje, pagalvokite ne tik apie save, bet ir apie tai, kokį pavyzdį rodote savo atžaloms. Atsiminkite, jog kelyje esame atsakingi ne tik už savo, bet ir už kitų gerovę.